Jausmas tenais esi tarsi būtum kažkokiai planetoje kitoj. Tu esi įstrigęs dienoje, kuri niekada nesibaigia. Tu turi visą laiką dairytis, ar aplinkui nėra poliarinio lokio. Žmonės, kurie vaikšto aplinkui, yra su šautuvais. Tik diskutavom kažkada sušalę prie laužo, kodėl mes apskritai tą Arktį važiuojam. Nusprendėm, kad vis tiek mes kažkokį turim arktinį geną, traukia šaltis. Tai labai buvo jokingai tarpusėje pykstas, kad ne, vat būtent iš tos vietos reikia imti tyrimus, nes ten bus geresnis vanduo negu kitoje vietoje. Pas mus buvo toks žurnalas, kuriame yra rašoma, kas kur eina, kas neša šautuvą, kada grįžta. Jeigu negrįžta, tai kada jau kelt aliarmą. Atrodo, kad neegzistuoja jokios mūsų pasaulio nei problemos, nei aktualijos, niekas. Nes ten visi yra apie tai, kas vyksta tik tenais. Ką aš papasakočiau iš savo draugų, kolegų, visiems yra šokas, nuostaba, kad Lietuvos mokslininkai iš vis keliauja į ekspedicijas, nes vis laik skamba, kad tai yra kažkokių didžiųjų pasaulio valstybių reikalas. Lietuvos mokslininkai yra pirmieji žmonės, kurie tyrinėja tą lagūną, kurioje mes buvome, tai irgi yra didžiulis dalykas. Prie šitos lagūnos buvo 4. kartą. 2 kartus mes ten vykdėm rimtesnius tyrimus. Galėjom važiuoti kažkur kitur, bet šitą vietą tiesiog pamilom, jinai yra labai savotiška. Tenais mes susidurėm su visiška naujove, mes susidurėm su sistema, kuri nėra žinoma. Jinai keičiasi labai greitai, kas per metus pasikeitė, tai apie 20-30 metrų ledyno dar ištirpo, atskilo didžiulis 30-40 metrų skersmės aisbergas lagūnos vietoje, kur mes anksčiau galėjome dirbti, dabar nebegalėjome dirbti. Tirpstantis ledas nėra gražus ledas, atplaukėme ledyną, kuris tirpsta, atplaukėme jau, kur čia ledynas, čia kažkokie kalnai, sakė, ne, čia ir yra ledynas, jisai atrodo purvinas, murzinas, visas labai liūdnas. Prie pačio ledyno, tai kiekvienais metais tu gali pamatyti, kad čia praeitais metais čia dar buvo, dabar jis jau atsitraukęs čia ir pati lagūna, dėl to jinai didėja. Vienas sudėtingesnių dalykų buvo tai pagauti laukinę gamtą visą, nes kadangi viskas ant tiek greitai juda ir nenuspėjama ir sunku numatyti tą situaciją, kur kas pasirodys. Plaukiam su Orijui prie ledyno vieną pasižiūrėti ir labai daug kartų stabdė laivą, nes sako, o šalimais yra banginis, sustokime, visi žiūrėkim. Ir būtent kol tu ten ruošies visą tą optiką, keities, ruošies išbėgti tą kadrą pagauti, arba tas banginis būna nuplaukęs į kokią kitą vietą, arba jau laivas apsisukęs ir plaukia tolyn. Visų pirma, reikia išstudijuoti visus dokumentus. Pavyzdžiui, kaip organizuoti palapinės stovyklą, kas turi teisę nešioti šautuvus, kaip organizuoti darbą. Šiemet mūsų buvo daugiau negu pernai, 18 žmonių ir visų sužiūrėti neįmanoma. Mokslininkai, su kuriais mes ten dirbome, aš visai klausiau, ar jūs esate tam paruošti, nes kartais man jų darbas priminė kosmonautų darbą, nes jie daro daug dalykų, kurie atrodo neturėtų jie daryti. Pavyzdžiui, jie vairuoja valtis, taiso motorus valčių, jie neturi ginklų licenzijas. Aš visi juos žiūrėjau ir stebėjausi, kaip jie tiek daug žino ir gali padaryti. Tyrėm viską, nuo molekulių iki žinduolių. Mes suskaičiavome apie 10 skirtingų programų. Viena tokia didelė grupė buvo geologiniai tyrimai, buvo didžiulė biologinė programa, nuo molekulinių tyrimų, aplinkos DNR, fitoplanktonas, zooplanktonas, bentosas, visos organizmų grupės iš principo. Kas irgi labai svarbu, ypač ledyno tirpsmo zonai, yra biogeocheminiai procesai, tai kaip atsitraukiantis ledynas gali įtakoti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskyrimą į atmosferą. Sustatėm ten budėjimo laiką, kas po ko žiūri aplinką, nes visi kiti miega. Kaip tik lenkų studentai budėjo ir girdim medvečiai, medvečiai, medvečiai. Visi iššoko iš palapinio ir žiūrim, didelis lokys eina ten palei krantą, kur mes vakar išsilaipinom, kur buvo mūsų daiktai. Tai tie žmonės dirbo visą laiką, pavalgo, jie dirba, atsikelia, jie dirba. Tikrai labai fiziškai sudėtingas laikas buvo mokslininkams.
Klaipėdos universiteto ateities paramos fondo dėka įgyvendinta viena iš iniciatyvų – pristatyti plačiai visuomeniai Klaipėdos universiteto mokslininkų ekspedicijas. Šių metų rugpjūčio mėnesį Klaipėdos universiteto profesoriaus Sergejaus Olenino vadovaujama ekspedicija į Svalbardo salyną Arktyje lydėjo kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas. Neakademiškai pažinsime mokslininkų darbą atšiauriomis Arkties sąlygomis.